Sveiki gyvi, Masals, Alvids. Nu, pantons nebešnekėjau. Tai va, atėjo ta daina, kada pantons parplauk į krant, parvažiavau į krant, sakykime. Ir norėjau ilgiau palaikyti, bet visi jau tikriausiai girdėjot mon film. Pokalbį tiksliau iš platelių, sakiau, kad noriu kojį išoperauti į plyšus meniską, tai turiu viskus susitvarkyti, nes be mons nieks čia negalės aptarnauti. Tai vienu žodžiu, panton vežam žeimavoti, numiai, tiksliau į darbą ir šiandien nebematysit iš čia tiesioginės transliacijas. Bet nesvarbu, nenusiminkit, iš tikrųjų žiūrėkit žvėriukus, dar turi vien min, dar paleis vien kamerą, tiesiogiai matysit, dvi kameras tiesiogiai iš miško, iš gamtos, mėgaukitės to, įdėsiu šiek tiek filmukų iš vasaros, kažkokių vaizdų, gal kažko būsit nematę įdomesnio vien kit, kad neliūdėtumėt ir vis bus ok. Tikiuosi, kad pavasarį pantons judės į platelius, pasistengsiu tik suderinti su platelių direkcijai, kada neįleistų mon, nes aš niek nepažeidu iš tikrųjų, nebent antena viršėja aukštį, tai bandysim susitart, kad tai problemų nėra. Ir tikriausiai leis. Tai ten pabandyt man pafilmuoti gilį, biš galbūt įdomesnių žuvų, įdomesnių vaizdų ir įdomesnių, kaip sakom, visokiausių tų testavimų būtum. Kas daugiau? Reiškia, dabar tikiuosi, kad kuo sėkminga pavyks susitvarkyti ir sulauksim ledą ir bandysim pafilmuoti po ledo, bandysim padirbėti ties viliojimu. Tas pats ir kiet metai, o sakykim pavasarį, kada tas oras leis mums pradėti jau, kaip saktus, filmavimus, bandysim daugiau darbautis ties viliojimu žuvų, nes dabar jūs jau puikiai matot, kada žuvį gal išlaikyti be problemų vieno veito su tas dabar tokias, vadinamom šią dieną šaškiam, kur pagaminau. Aišku, ant šiek tiek dar patobulint, staklis evi kelyje, parvažiavau, viskas ok. Tai irgi bus parstas, tik tą kojį bišką apgys ir iškart eis prie testų, ne prie testų, prie receptų, nes ten šiek tiek reiks kažkų keist, nebus taip kaip dabar primityvė su tom, reišk, tokiom, primityvį įrangą, sakėjom, kur dabar pagaminu. Bet aišku, į tai, man aiškus ir produktą, kurius mėgs bent jau lins, karpys, šiek tiek pavyk pastebėti, karšis irgi, raudas, jau čia nieko kalbėti, panašiai žinau, kuonos iš tikrųjų jėd, tai vienu žodžiu, kaip ir aišku, galės kažko jau pagaminti, tam, kad žuvį išlaikyti, aišku, galės pagaminti ir pašarus, kad, kaip sakiau, nusavus tvenkinukus galėsit pamaitinti ir tai bus, manau, labai liuksiška, ir žuvelėm bus gera, ir tvenkiniau, ir matysit vaizdus. Tai va, vienu žodžiu, neliūdėkit, nepamirškit registruotis, pasidalinkit informaciją, kad kuo daugiau būtų stebėtojų. Ir tiesiog aš kalbės dar ne vien kartą iš miško ir kaip sakiau, būsiu tų video su žvėriukas, su paukščiukas, dar kur nors pamastysiu. Tai va, ir mes, kaip sak, viens nukėt labai toliai nenutolsim. Ačiū rėmėjams, iš tikrųjų, šią dieną, jeigu neklystu, jau ir liktai 15. Tai didelis dėkau. Aišku, dar niek negaliu šus pinigėlis padaryti. Tikiuosi, kai iki pavasario bus turimėjų daugiau ir galėsiu jau galbūt nusisumdyti žmogų. Sutaupysim biš pinigėlių iš tų dabar, kur, kaip sak, įkrenta į keliaurą. Nupirksime echolotą, kad matyt, kur ta žuvis ir iš tikrųjų, nes dabar toks ir biškil kaip, tumso. Graibytais apie kažko nežinom, nes įleidį išlaiką 3 paras nei žuvų toks jaus, kad žuvis išmirė ar produkciškai netink, labai klaidin gal tos veids. Tai va, reikalingas echolots ir kada į žuviais, tada gali su naftem padirbėti. Tai va, aišku, bandysim priviliuoti, galbūt į naujas veitas, galbūt taip turėtum būti, bet aš kiek jas pastebėjai, žvėja visada žvėjuoja tos pačios veitos beveik, ypač to balų žuvį, aišku, tai kur ten su spinningu kitą apie žvėjybą. Tai va, tiek informacijais, viskas gera, laukit naujų žinių ir susimatysim neužilgo, iš miško. Iki.